Labas visiems. 8 klausimai atsakymai rubrikos dalis. 8 šiais metais ir 8 iš viso. Nes šios video pradėjau įrašinėti 2024-aisiais. Todėl visų pirma noriu padėkoti visiems, kas nepatingėjo per šiuos metus, sugalvojo ir parašė man klausimų. Lygiai taip pat noriu visus pakviesti rašyti klausimus ateities epizodams, ar į komentarus, ar siųskite asmeninę žinutę. Atsargiai įtariu, kad šitas epizodas gali būti paskutinis šiais metais, nes klausimai rinkosi pakankamai nelengvai, nors per paskutinės dienas gavau jų nemažai ir šiandieną dar vieną gavau, tai turiu iš viso 15 klausimų, kuriuos ir pabandysiu sutalpinti į vieną epizodą. Kaip man rodo paskutinio epizodo praktika, atsakyti 10 klausimų ir tada atsakyti į likusius po savaitės ne visai teisingas sprendimas. Todėl įtariu, kad šitas epizodas bus ilgiausias iš visų. Keliaujame prie klausimų. Pirmas klausimas. Ką veiksi pasibaigus sezonui? Tikrai žinau, ko neveiksiu. Tai kokius 2 mėnesius iš viso neliesiu ginklų. O šiaip atostogausiu, mėgausios artėjančią žiemą, žaisiu PlayStation'u ir daugiau laiko praleisiu miške. O nuo sausio 1 dienos planas, kaip ir kasmet, yra pradėti dryfirinti lygiavamzdį, ypač atsižvelgiant, kad kitais metais yra lygiavamzdžio Europos čempionatas. Kitaip tariant, pradėsiu po truputį ruoštis kitų metų sezonui. Antras klausimas. Minėjai, kad tavo bendradarbiavimai su rėmėjais trunka daug metų. Kaip keitėsi jų parama, auga, gal mažėja, nuo ko tai priklauso? Tai klausimas toksai, juoda ar balta. Iš tikrųjų labai svarbu suprasti, kad šioje profesijoje ir šiuose procesuose yra begalės spalvų ir begalės kintamųjų. Ir tie kintamieji turi labai daug skirtingų priežasčių, kodėl jie kinta. Tai tinkamu laiku, tinkamoje vietoje, su tinkamais argumentais atėjus pas įmonę yra galimybė savo paramą didinti. Tai kaip pavyzdys, kalbant apie mano pagrindinius rėmėjus. Grampoweris 2014 metais man davė 2 pistoletus. Tai buvo jų pirmoji parama. 2016 metais Fijoki, man atrodo, man davė 1000 ar 2919 šovinių. 2017 metais Sightmarko pirmoji parama buvo 1 kolimatorius, 1 priartintojas. Ir tada, kaip minėjau, metai po metų tu ieškai to tinkamo laiko, tinkamų argumentų. Argumentais gali, mano atveju bent jau labai dažnai, yra ta medžiaga, kurią aš gaminu. Tai yra nuotraukos, kurios virsta dideliais baneriais didžiausiose Europos parodose, video medžiaga, kuri taip pat keliauja per parodas, nuotraukos, kurios atsiduria oficialiuose kataloguose ar instrukcijose netgi, ar tiesiog oficialiuose gamintojo puslapiuose. Tai yra argumentas, kodėl tu gali paprašyti daugiau. Dabar tas daugiau yra čia va, juoda ir balta. Jeigu tu užsiprašysi per daug, kaip rodo mano praktika, yra didesnė tikimybė, kad jie tau pasakys, kad, atsiprašau, mes neturime tokio biudžeto ir jie net neis su tavimi dėrybas. Tai čia mes keliaujame į kitą klausimą. Trečias klausimas ir antro klausimo pratęsimas. Instagrame minėjai, kad kitais metais nebus vieno ilgalaikio rėmėjo. Kokio? Jokia paslaptis, kad kitais metais nebebus ginklų transportavimo dėžių. Dabar kokios to yra priežastys? Kaip buvo rašyta antram klausime, paramos didėja ar mažėja. Tai šiuo atveju yra keičiama brand ambasadorių programa ir aš gavau pasiūlymą, kur man yra esama parama, taip sakykime, gerokai apkarpyta. Aš kaip sportininkas tada turiu pasirinkimą. Arba su tuo sutikti, taip smarkiai sumažindamas savo vertę, arba nesutikti ir tą vertę išlaikyti. Jeigu aš sutinku,
Tai kaip mano rodo, vėlgi, 13-14 darbo su rėmėjais praktika, jie tiesiog daugiau niekada ir neduoda, nes jie supranta, kad tu gali dirbti už mažiau. Tai aš nusprendžiau, kad aš nenoriu dirbti už mažiau, aš noriu išlaikyti tą savo vertę ir, kaip sakant, mes šiais metais ir finišuojame su šiuo projektu. 4 klausimas. Kaip GP R15 dirba, ar visko patenkintas, o gal jau kažką rekomendavai gamintojui keisti? Ką pats keistum? Ginklas veikia gerai. Esminis dalykas, kad jisai veikia ir jam priklauso veikti, nes vėlgi tai yra ginklas nuo konvejerio, kurių yra tūkstančiai per metus paleidžiami į rinką. Ir čia yra viena iš priežasčių, kodėl konstruktoriai nėra tiek sudominti mano poreikiais, o jie yra sudominti, kad klientas nupirkęs ginklą pas juos tiesiog negrįžtų su problemomis. Todėl, kad kai tu paleidi tūkstančius ginklų, užtikrinti aptarnavimą kiekvienam klientui dėl neveikiančio ginklo yra reikalų. Tai yra visiškai priešingai negu tos nedideli custom ginklų gamintojai, kurie paleidžia 20 ginklų per metus. Ir taip, jie tada gali užtikrinti ir aptarnavimą, ir kažkokių tai problemų sprendimą. Tai grįžtant prie klausimo, mano poreikiai šiuo atveju gamyklai yra kažkelintoje vietoje. Aš kaip marketingo dalis, aš turiu tiesiog tai, kas paimta yra nuo konvejerio, aš su tuo turiu ir performinti, ką ir stengiuosi daryti. O ką aš pats keiščiau, tai kada nors apie tai pašnekėsim, kai kontraktas baigsis. 5 klausimas. Kokias varžybas Lietuvoje rekomenduotum šaudyti kitais metais ir kokias šaudysi pats? Kadangi nepažįstu klausiančio, tai įtariu, kad galbūt tai yra pradedantis sportininkas, todėl visiems pradedantiems sportininkam aš rekomenduoju dalyvauti maksimaliai daug varžybų, kiek tik tai galit. Nesvarbu, level 1, level 2, level 3, visur, kur tik tai galit, nes tai yra būdas įgauti patirties. O su patirtim, su kiekviena savo klaida, kurią jūs suprantate, sugebate išanalizuoti ir rasti sprendimus, kaip jos nekartoti, jūs išeliminuojate po vieną priežastį iš ten tų kokių 5000 kelyje dėl medalio. Taip, tai nėra pats greičiausias būdas tobulėti, bet tai yra būdas tobulėti, jeigu jūs negalite daug treniruotis ir negalite daug šaudyti. O pats aš kitais metais, kadangi kalendoriaus dar nėra, žinau, kad vienas tikslas yra PCC pasaulio čempionatas Čekijoje, lygiavamzdžių Europos čempionatas Vengrijoje. Tada dar nežinau, pistoletas Lietuvoje ar užsienyje ir karabino varžybos, bent jau taip kalba, kad kitais metais level 3 varžybų karabino nebus, tai tikriausiai reikės ieškotis dar vienų varžybų užsienyje. Tai visai gali būti, visai toks realus, sakykime, scenarius, kad kitais metais Lietuvoje mes galime ir nepasimatyti. 6 tema. Mano sugalvota, noriu jums papasakoti istoriją, kaip vienas iš Lietuvos verslininkų iš savo parduotuvės labai negražiai išvarė į Sightmarko International Sales Managerį. Tai yra žmogus, tai yra Sightmarko darbuotojas, kuris 17-18 metais, kai Sightmarkas tik atkeliavo į Europą, aš jau tada buvau tas žmogus, kurį jie pradėjo remti, pas mane ten tikrai, aš esu pasakojęs irgi vienam iš epizodų istoriją, kad įdomios labai aplinkybės, labai įdomus sutapimai, kad aš labai gerą taimingą pasirinkau jiems parašyti su mano poreikiais ir tai, ko jiems reikėjo ir tai, ko man reikėjo, labai sutapo. Tai man tas žmogus, būtent tas Sightmarko darbuotojas, sako, ar tu žinai, kas yra Kazanskio efektas? Sakau, nežinau. Tai sako, žiūrėk, sako, 17-18 metais, kai jisai važinėjo po visą Europą su tokia didelė dėžė Sightmarko produkcijos ir jisai tiesiog eidavo per parduotuves ir bandydavo juos įkalbinti, tapti jų atstovais, tai yra pardavinėti Sightmarko produkciją. Ir vienas iš savininkų parduotuvės Lietuvoje
tiesiog apžiūrinėjo ten to visą, ką jie gamina ir sakė, susirink savo visą šitą š ir dink iš čia. Tai savaime suprantama, žmogui buvo šioks lengvas šokas, kultūrinis, sakykime taip, bet istorija čia nesibaigė. Per tuos porą metų aš performinu Lietuvoje su jų produkcija, PCC, Karabine, ir tas pats žmogus, kuris išvarė tą darbuotoją iš savo parduotuvės, po 2 metų IVA parodoje ateina pas Sitemark į stendą ir sako, ar galėčiau gauti jūsų kainoraštį. Tai istorija tokia liūdna, pamokanti, bet man malonu. 7 klausimas. Ar praeitie mėgėjiškai ar profesionaliai sportavai kitą sportą? Tai ne vieną kartą esu rašęs, galbūt netgi kažkuriame epizode apie tai kalbėjęs, kad nuo vaikystės iki paauglystės, tai yra apie 10 metų laikotarpyje, aš labai aktyviai sportavau futbolą. Tai yra sporto mokykloje, su parduotom vasarom, sporto stovyklos, 2 treniruotės per dieną ir panašiai. Tai šitos sporto šakos aš atsinešiau į PSC labai daug. Ir dabar, kai man yra beveik 41, aš turbūt labiausiai vertinu tai, kad per tą laikotarpį aš labai neblogai, sakykime, taip supratau, kaip apsaugoti savo kūną nuo įvairių traumų, tai yra kaip pagerinti fizinę savijautą, pagerinti kažkokią tai fizinę būklę ir panašiai, tai yra kas man tinka ir kas netinka. O karjeros viršūnė turbūt mano yra buvus tai, kad aš esu žaidęs prieš Klaipėdos Atlantą. Tai klaipėdiečiai tikrai žinos tokį legendinį, galima sakyti, futbolo klubą, kuris kažkada tai žaidė aukščiausioje Lietuvos lygoje. 8 klausimas. Kaip atrodo tavo fizinio pasiruošimo programa į PSC sportui? Tai visų pirma, pasižiūrėkite nuorodą, įkelsiu į aprašymą. Viename iš epizodų aš esu apie tai išsamiau kalbėjęs. Bet dabar, jeigu taip bendrai paėmus, tai, kaip jau minėjau, man yra virš 40, todėl numeris 1 dalykas fiziniam pasiruošime man yra mankštos. Tai reiškia, aš turiu save maksimaliai apsaugoti, kiek tik tai įmanoma, nuo įvairių traumų. Tada antras dalykas, tai yra IPSC sportas, yra apie sugebėjimą greitai startuoti, greitai nubėgti, greitai sustoti ir tada vėl greitai startuoti. Tai sprogstamoji jėga, yra įvairiausių pratimų, būtent tai lavinti. O dar daugiau, kaip ir minėjau, keliaukite į nuorodą aprašyme ir ten pasižiūrėkite ankstesnį epizodą. 9 klausimas. Dažnai užsiminė apie Freegun, kada startas, kodėl Freegun, ar matai vietą Freegun Lietuvoje. Tai starto datos nėra, esu žingsnis po žingsnio dėrybų procese. Skristi į Ameriką šaudyti varžybas vienas galėčiau jau rytoj. Tam biudžetas yra, bet problema yra ta, kad jeigu aš sudeginsiu tą pirmą blyną, mano nuomonė, kito bandymo tiesiog nebus. Todėl aš bandau, kaip čia pasakyti, įrodyti, kad esu vertas bent jau 5 varžybų per metus, tam, kad aš galėčiau pasiekti kažkokį tai rezultatą, kuriuo aš jau galėčiau didžiuotis. Ta darau, kaip sakant, po kiekvienų vis skirtingose disciplinose pasiektų gerų rezultatų ir pamatysime, ar pavyks man tą įgyvendinti ar ne. Dabar, kalbant apie kitus metus, tokio plano nėra, nes kitais metais yra PCC pasaulio čempionatas ir lygiavamzdžių Europos čempionatas. 2026 metais aš negaliu garantuoti, kad tie patys rėmėjai dar bus. Todėl čia, kaip ir minėjau prieš tai viename iš klausimų, kad tai ir čia yra labai daug kintamųjų ir visoje šito istorijoje yra labai daug spalvų. Dabar, kodėl Freegun? Nes tai yra iššūkis, tai yra visiškai kitas lygis šaudymo sporte, nes viename pratime tu turi performinti su 3 visiškai kardinaliai skirtingom platformom. Ką aš turiu omeny,
mano supratimu Lietuvoje šiai dienai aš neturiu su kuo apie tai pasikalbėti, nes mes neturime sportininkų, kurie šaudytų pistoletą, karabiną ir lygiavamzdį. Yra žmonių, kurie šaudo riflą ir PCC, bet tai yra ta pati platforma, mes naudojame vienus įgūdžius kitoje disciplinoje, kur yra pistoletas, karabinas ir lygiavamzdis, tu turi būti geras visose šitose disciplinose. Tai vėlgi, kaip minėjau, tai yra tikrai iššūkis, o aš esu iššūkių sportininkas, man patinka daryti tai, ko aš nesu daręs, aš nebijau klysti, nebijau pralaimėti ir labai džiaugiuosi, kai vėl žingsnis po žingsnio aš sugebu įgyvendinti savo kažkokius tai užsibrėžtus tikslus. Visai nesenai vienam iš gamintojų, jie ten mano tokią skiltį daro savo oficialiam puslapyje ir jie man tokią anketą atsiuntė, kur istorija apie mane ir ten visokiausių klausimų. Tai vienas iš klausimų buvo irgi, kodėl freegun, kaip ir sakiau, tai yra iššūkis, o kai aš nebesugalvosiu savo įdomių iššūkių, galbūt tai bus ženklas, kad man bus laikas baigti karjerą. Ir paskutinė dalis, tai yra, ar matai vietą freegun Lietuvoje, tai kaip ir minėjau prieš tai, ne, todėl kad vien lygiavamzdžio aš žinau save ir dar vieną sportininką, kuris yra dalyvavęs level 3 varžybose užsienį. Tai mes esame dviese visoje Lietuvoje. Tai taip pat daug ką pasako, todėl freeguno kaip disciplinos Lietuvoje bent jau kol kas aš tikrai nematau. 10 klausimas. Ką manai apie mini rifle? Gal planuoji priimti iššūkį ir tapti 5-gun shooter? Kaip ir praeitam ar užpraeitam epizode apie Steel Challenge kalbėjau, tai vėlgi yra disciplina, kurios aš nesu bandęs, bet aš visą laiką džiaugiuosi, kai atsiranda kažkas tai naujo, žmonės to užsiema, bendruomenė didėja ir žmonės turi ką veikti, mėgaujasi visų tuo procesu. Kita pusė, kad mini riflas yra labai populiarus Skandinavijoje, kur man žinomi pasaulio čempionai labai daug laiko praleidžia su 22 LR riflais, treniruodamėsi, būtent ruoždamėsi karabinų rifle disciplinai. Tai aš suprantu, kad tai yra pigesnė opcija šiam procesui. Gal planuoji priimti iššūkį ir tapti 5-gun shooter? Tai jeigu mes pažiūrėsim į mano karjerą, tai aš jau esu 5-gun shooter. Nes be visų 4 prezidentinių medalių skirtingose disciplinose, tai yra pistoletu, PCC, rifle ir shotgun, aš dar turiu 2 Lietuvos čempionų titulus SSP IDPA pistoletų divizione. Tai jau 5-gun. Iš tikrųjų, tai yra viena pusė. Dabar kita pusė yra tai, kad Gunpoweris šiai dienai turi 22 LR Taranis į ginklą, jisai yra Stribogo kopija. Stribogas nėra visai rifle disciplinos ginklas savo dizainu, ergonomika ir panašiai, tai tas šiek tiek dar irgi lemia pasirinkimus. Tada dar kitas dalykas, kad mano kryptis yra vis dėlto link freeguno, o freegunas ir mini rifle neturi nieko bendro. Jeigu kartais nesusiklostytų mano planas 26 metais kažką nuveikti su freegunu, aš jau galvojau apie tai, kad man gal visai būtų įdomu iššauti į DPA Lietuvos čempionatą su Concealed Carry Pistol. Tai yra pačiais mažiausiais pistoletais, nes Gunpoweris turi tokių variantų. Tai va čia yra toksai irgi ten planas C, D, nežinau, bet iki to vėlgi reikia nugyventi ir pamatysim, kaip ten bus. O jeigu man gamykla pasakys, Mariau, reikia šaudyti mini riflą, nu tai ką aš, teks aukotis. 11 klausimas. Kaip efektyviai suplanuoti treniruotę? Atvažiavus į šaudyklą be plano, treniruotė dažnai būna padrika ir nelabai efektyvi. Kokią praktiką tu vadovaujasi? Treniruotis buvusius steidžius, drilinti bazinius dalykus, o gal turi kažkokią seką. Tai sekos nuo 1 iki 10, jinai tiesiog neegzistuoja, toje, kad mes visi turime silpnasias ir stipresias pusės, turime kažkokius įgimtus įgūdžius.
Aš išskirčiau 3 dalykus. Tai yra pirma, baziniai įgūdžiai. Tai yra sugebėjimas pataikyti į taikinį, judėti su ginklu, suprasti, kaip judėdama su ginklu tu gali taupyti laiko. Kai šie įgūdžiai yra, antras etapas yra, kai tu maksimaliai save spaudi greičio prasme, tai yra šaudimo greičio, kuo anksčiau iššauti, kuo greičiau judėti, su sąlyga, kad kažkokie pataikymai taikinyje yra. Tai yra tas raudonos linijos paieška, kur jau yra ta riba, kur tu šaudai taip greitai, kad tu jau nebepataikai. Kai tu tą ribą maždaug atrandi, trečias etapas, tai yra aukso vidurio paieška tarp pataikymų ir tarp laiko. Vėlgi grįšiu dar į antrą etapą. Iššaudyti greitai labai dažnu atveju, kiek man jau leidžia patirtis spręsti, ypač kai aš prisėdu prie kitų sportininkų treniruočių, iššaudyti greitai yra ne tiek, kaip tu greitai nuleistuką nuspausi, kaip tu gerai ginklą kontroliuoji, bet yra psichologinis dalykas. Labai dažnai žmonės tiesiog bijo iššauti greičiau, nes jie bijo nepataikyti. Tai vat, reikia dar vieną dalyką suprasti, kad visus šitos 3 etapus, kuriuos aš paminėjau, galima turbūt praeiti per greičiau negu metus, o galima užtrukti ir 10 metų. Labai svarbu, kad jūs treniruotėje suprastumėte, ką ir kodėl darote. Arba jeigu jūs kažką darote blogai, kaip tą pataisyti. Jeigu supratimo ar netgi analizės tokių dalykų nėra ir jūs to nedarote, tai jūs būsite tas, kuris ir po 10 metų bus ten kažkur tai labai toli nuo konkurencingų vietų ar kovos dėl medalių. 12. Klausimas mental pasiruošimas varžyboms. Kalbu ne tik apie dieną prieš, bet bendrai pasitikėjimas savimi, nusiteikimas, ramybė galvoje ir panašiai. Ar turi rekomenduoti literatūros apie tai? Tai vėlgi dar vienas klausimas, kur visų pirma aš įdedu nuorodą į aprašymą, į ankstesnį epizodą, nes apie tą psichologinį pasiruošimą plačiau esu kalbėjęs, bet aptarsiu bendrai. Psichologinis pasiruošimas ir pasitikėjimas savimi yra treniruočių rezultatas. Tai reiškia, jeigu tu per treniruotę, pavyzdžiui, iš 100 metrų sugebi 10 kartų iš eilės pataikyti į lėkštutę arba į alfa zoną, kur yra pridengtas taikinys su piti, kokios gali būti priežastis, kad tu per varžybos nesugebėsi to padaryti lygiai taip pat sėkmingai, kaip darai per treniruotę. Tai labai pozityviai nuteikia. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl paskutinės treniruotės turėtų būti ne apie save kažkokį spaudimą savo, bet apie stabilumą. Tai yra apie tai, ką tu jau moki ir kad tu tą, ką tu moki, darysi per varžybas. Pati didžiausia klaida, kokia gali būti, kai tu bandai paskutinėse treniruotėse dar kažką tai save išpušint, šaudai misus ir tada galvoji, kad per varžybas, taip jau tikrai nebus. Ne, nusiteikimo prasme ir vėlgi kaip tos ramybės prasme, tavo paskutinės treniruotės turi būti tokios, kaip tu šaudysi varžybas. Tai yra apie stabilumą, nuoseklus darbas, maratono filosofija, pratimas po pratimo, tvarkingai savo tempu renki taškus ir žiūri, kai visą tą planą savo įgyvendini, gale varžybų žiūri, kas iš to gaunasi. Tada darai vėlgi analizę, kas nepavyko, ką reikia patobulinti, ką padaryti geriau, kaip tai įgyvendinti ir vėl ruošies kitom varžybom. Plačiau vėlgi į nuorodą aprašymę. 13 klausimas. Ar norėtum per sezoną sudalyvauti didesnėme kiekyje varžybų nei dabartinėme? Nuo ko priklauso varžybų kiekis, ar dėl plano su rėmėjais, ar dėl pačio noro motyvacijos? Šito klausimo esu užkluptas jau visai sezono pabaigoje, tai yra kai beveik 8 mėnesiai yra atidirbta šaudykloje po 3-6 dienas per savaitę ir jeigu aš norėčiau ties dabar 30 sekundžių riba atsakinėjant šitą klausimą užbaigti jį, tai mano atsakymas būtų, aš žinokit, iš viso nieko nebenoriu. Bet dabar jeigu rimtai,
šito istorijoje yra dvi pusės. Profesinė pusė yra rėmėjai. Jeigu pas mane susitarimas yra vienos varžybos kiekvienoje disciplinoje, tai yra 4 varžybos minimum, tai turėdamas pakankamai daug patirties dirbant su rėmėjais, aš labai gerai žinau, kad aš ir turiu šauti 4 ar 5 varžybas per metus, nes jeigu aš darysiu už ačiū daugiau, aš tiesiog mažinu savo vertę. Jie tiesiog pamatys, kad už mažai galima gauti daugiau. Aš tokio tikslo neturiu. Dabar kalbant apie mano asmeninės ambicijas, motivaciją ir panašiai, kad nesakytumėt, kad aš pasikėlęs, aš iš karto aš vardinsiu skaičius. O jūs tada man komentaruose galite parašyti, kodėl aš dar galėčiau norėti šaudyti, pavyzdžiui, Lietuvoje. Tai 10 kartų į PSA ar į DPA Lietuvos čempionas. 5 kartus prizininkas. 4 metus iš eilės laimėjau Rifle reitingą. Tais pačiais metais, kai laimėjau 4 metus iš eilės Rifle reitingą, laimėjau dar ir 3 metus iš eilės PCC reitingą. Tai jūs man dabar pasakykite, kas man būtų įdomu dar šaudyti Lietuvoje? Ką aš kam galiu dar įrodyti? Aš suprantu, kad yra daug žmonių, kuriem įdomu būtų, kad aš varžybose dalyvaučiau ir tai yra visiškai logiška. Bet iš mano asmeninės perspektyvos aš neatrandu motivacijos. Viena iš tokius, kur galima užsikabinti, galima pasakyti, bet aš Lietuvos pistoletų čempionų niekada nebuvau. Taip, aš buvau Lietuvos čempionate 2 kartus prizininkas. Į tikslo būti visur geriausiu aš neturiu, nes aš žinau, kad tai yra neįgyvendinama ir tai yra komplimentai mūsų pistoletų sportininkams. Mūsų pistoletų sportininkai yra tie žmonės, kurie šaudo tik tai vienoje disciplinoje, turi ten 20 ir panašiai metų patirtį ir tai yra didžiausia pagarba jiems. Dabar aš grįžęs beveik po 6 metų pertrauko šovų Production Optics, nuo Lietuvos čempiono surinkau 92%. Ant šito arkliuko ir, kaip čia, savimeilės savo, aš galiu jot kokius 3 metus. Aš, ta prasme, padariau rezultatą, kuris yra labai geras. Tai Lietuvą paliekame į šoną, jūs man galite komentaruose parašyti, kaip aš dar galėčiau ką nors ar jūs nustebinti, ar save nustebinti. Lietuvoje aš tokio dalyko nematau iš vis. Dabar einame toliau. Estija, Lenkija. Pavyzdžiui, iš Estijos ar Lenkijos aš niekada, tikra ta žodžio prasme, niekada iš PCC varžybų nesugrįžęs be medalių. Niekada. Man irgi rašo sportininkai iš šitų šalių ir sako, kada atvažiuosi pas mus ir aš jiem tiesiog sakau, žiūrėk, aš tada ir vardinu metus po metų datas, kad aš ta prasme, aš pas jūs susirinkau tai, ką aš norėčiau susirinkti ir mano kitas tikslas buvo iki šių metų Čekija, Slovakija. Čekijoje aš vėl šiais metais laimėjau PCC 2 vietą, kas yra milžiniškas pasiekimas. Čia tikrai, ta prasme, tai yra tai, kuo aš labai didžiuojuosi. Kas man būtų dabar toliau įdomu, tai yra Slovakija. Jeigu aš kažkada tai laimėsiu Slovakijoje medalį, aš nebežinau, ką daryti toliau, todėl kad Slovakija ir Čekija yra visiškas Europos elitas. Man įdomu yra tie visi jau major, sakykime, eventai, tai yra pasaulio Europos čempionatai, tai yra, kur aš, tarkim, karabinu buvo ne 115 iš 700 sportininkų, esu buvęs pistoletų 54 Europoje iš beveik 400 production divizione. Tai yra tie rezultatai, va ta ir 115 vieta ir 54, tai yra man daug daugiau reiškiantis rezultatai, negu turbūt bet koks prezidentinis medalis Lietuvoje. Tai yra įdomu ir vėlgi mes grįžtame prie kito dalyko, tai yra tas pats freegunas, kur aš matau, kad tai yra kažkas tai tokio, tai yra kažkas tai tokio, ko aš neturiu patirties, kur mane labai man įdomu yra, kaip aš galėčiau ten užperforminti. Ir tada mes vėl
grįžtam į Lietuvą ir aš dar kartelį pasikartosiu. Aš neturiu tikslo laimėti 100 prezidentinių medalių, nes kaip sportininkas, ta prasme, čia nėra jokios sportinių, nežinau, ambicijų ar motivacijos savo smėlio dėžiai į laimėti medalį po medalį. Nematau visiškai, kad aš suprantu, kodėl vieni ar kiti tą daro, kodėl jie niekur nevažiuoja, bet renkasi medalius Lietuvoje. Tai yra tam tikros sritis, kodėl ir priežastis, kodėl jie tą daro, bet tai neturi mano akimis nieko bendro su savo tobulėjimu ir sportiniam ambicijom. Tai vat kol kas su Lietuva norėčiau bent jau kol kas atsisveikinti. 14. Klausimas, ar populiaru į PSC sporte ginklų nuoma varžyboms ar skolinimasis iš kitų dalyvių? O gal yra varžybų, kuris varžybų organizatorius suteikia nuomoje visiems vienodus ginklus? Tai tokia paslauga kaip ginklų nuoma yra tikrai populiaru didžiausiose į PSC eventuose visame pasaulyje. Kiek man teko tikrai nemažai dalyvauti, tarkim pasaulio čempionatai Europoje, tas pats ekstrymas, visą laiką tokia paslauga buvo, nes jinai yra ypač aktuali sportininkam, kurie yra iš daug tolimesnių šalių, kur savo ginklus, kad jie atsivežtų į Europą, techniškai yra arba neįmanoma, arba labai ilgas biurokratinis procesas, kurie tiesiog yra jiems paprasčiau paimti varžybinius šovinius. Dažniausiai būna tas, kaip sakant, AMO sponsor, kuris suteikia galimybę įsigyti šaudmenų jau šaudykloje vietoje ir automatiškai, jeigu, pavyzdžiui, šaudimo klubas yra varžybų organizatorius, tai jisai dažniausiai suteiks galimybę išsinuomoti tam tikrus ginklus. Todėl dar kartelį pasikartosiu, taip, tokia paslauga didžiausiuose renginiuose tikrai yra labai ir buvo ir yra labai populiari. Paskutinis klausimas, 15. Kokia motyvacija rašinėti šiuos epizodus, nes peržiūrų nėra daug? Tai aš vienam iš ankstesnių epizodų esu apie tai kalbėjęs, kad numeris 1 priežastis, kodėl aš įrašinėju šios epizodus, yra tai, kad aš sulaukiu privačiose žinutėse labai dažnai klausimų, ypač apie rėmėjus. Kiekviename epizode bent jau po 1-2 klausimus yra ta tema, jinai yra labai aktuali ir čia nėra tik apie IPSC sportininkus, man rašo kitų šaudimo disciplinų sportininkai. Ir gaunasi taip, kad tu 20-30 kartų per tam tikrą laikotarpį tiesiog tuos pačius tekstus ir tuos pačius atsakymus atsakinėjai. Dabar jau, kai jau yra 8 netgi epizodai, ten yra aišku dar daugiau apie rėmėjus, būtent epizodai pas mane YouTube kanale, aš tiesiog jiem galiu pasiūlyti nueiti ten, pasižiūrėti ir jeigu jiems kils kažkokių papildomų klausimų, kaip sakant, labiau jau gilintis į visas tos procesus, aš tada mielai į juos atsakau. Tai čia yra numeris 1 priežastis. Dabar nėra daug peržiūrų, aš gal ne visai sutikčiau. Tai yra lietuviškas turinys, tai yra labai taikomasi į labai siaurą ratą žmonių. Federacijoje, praktinio šaudimo sporto federacijoje yra 500-600 narių. Jeigu aš savo epizoduose susirenku ten 300 plus peržiūrų, aš vertinu, kad tai yra verta to laiko. Kitas dalykas, kaip jau esu anksčiau minėjęs, kol kas, ir aš labai tikiuosi, kad kažkas tai irgi iš sportininkų, kurie turi daugiau patirties, ar gal net mažiau patirties, bet irgi padarys kažką panašaus. Nes aš, pavyzdžiui, tikrai žiūrėčiau kitų sportininkų epizodus, nes man tiesiog įdomu požiūris, ten vėlgi, kiekvienas turi savo auditoriją, turi kažkokių tai specifinių klausimų, specifinį požiūrį į dalykus. Tai aš tikrai žiūrėčiau, bet kol kas man prikalbinti kitus, užsiimti tokių dalykų, vadinkime taip, nelabai sekasi. Va ir viskas. 2,5 valandos man užtruko atsakyti šitos 15 klausimų. Spauskite laiką. Jeigu jums nepatiko, tai ko žiūrėjot tada? O jeigu rimtai, tai ačiū už klausimus, šiaip geri klausimai. Ačiū šiaip už visiems šių metų klausimus. Planas būtų, jeigu prigalvosite ir man prirašysite klausimų, gruodžio mėnesis. Jeigu ne, tai tada turbūt, kad kitais metais. Žiūrėsim, man šie metai tokie testiniai, aš bandau suprasti, kur yra ta riba, kas kiek laiko aš turėčiau tuos epizodus daryti. Man atrodo, kad kartas per 3 mėnesius galbūt būtų optimalus, arba kartas per 4 mėnesius. Bet iš principo tai viskas priklauso nuo jūsų.
tiesiog į komentarus arba man asmeninę žinutę, rašykit klausimus, aš juos visą laiką kaupiu ir iš to gaunasi turinys jums. Tai dar kartą ačiū, lauksiu laikų, komentarų, kritikos ar ko tik tai norite. Ruoškitės paskutiniam rifle varžybom, ruoškitės kitų metų varžybom ir kažkur, kažkada mes susimatysime. Iki.